Dabar mes atvažiavom į mišką. Turim tokią idėją. Darius idėją. Padaryti lempą. Neįsiplėsiu kaip, nes dar tik tai yra galvoje ta idėja. Matau, kažką čia rado. Bet tai žalia. Jinai sakuota bus. Taip, tai žodžiu, atvažiavome mišką paimti, paieškoti kokios šakos ir dar važiuosime į parduotuvę visokių kitokių dalykų. Žodžiu, žiūrim toliau, kaip mums čia gausis. Voveruškos. Čia voveruškos? Taip, ir čia šitie irgi grybai geri. Radau pirmąjį grybą šiais metais. Tikrai čia voveruškas? Tai kiek nuskambini? Čia voveruškas? Ką aš žinau, aš nesuprantu apie grybus. Voveruškas. Kur tu dėjai dabar? Šitas geras, šitas baisus, negražus. Nei tu supranti kažką. Kur tu dėjai tos 4 grybus? Ten vieną kasnę čia būtų, jeigu iškepus. Tai dar eidami dar rasim ir ten keptuvus pakepsim. Čia ne voveruška. Po valandos laiko. Lemba, čia ne voveruška. Žiūrėk, kokia graži. Vau, konkorėžis. Negraži. Aš noriu raitytos. Aš ir noriu raitytos, bet iš kur rasti tą raitytą? Aš tiesiog būsiu kaip papuošalas. Aš nieko nesuprantu, ką reikia. Va. Jeigu mes tokias dėtume. Tai nebrangias. Ką? Gerai matau. Žodžiu, greitai nusukau pažiūrėti gėlių ir pamečiau Darius su Sivėriu. Oi, aš turiu greitai ant rankų tampyti. Ir ieškau per visą depą. Tiesiog vyras su savo vaiku. Depo užtrukom 1,5 valandos. Ar čia normalu? Su vaikais eina savo, vieną pabėga, kitą nepatenkinta va. Gavo advento kalendorius už 30 centų, valgo šokoladus dabar. Ai, grįžom namo, pasimsim Leilą ir lėksime į kaimą. Nu. Ką? Kas yra? Kas vyksta? Negali?
O aš radau prie nukainuotų Urfem 4 Diamond. Realiai dėl to, kad galiojimus baigsis spalio 27. Tai dabar valgyti. Popierėlių primasta čia visokiausių. Nepamesk. O, depo taip pylas. Ir dabar apsipirkėsiu maisto depo. Tuoj kartais pasakys. Nu, tų. Kaip jau. Ne maistas, bet javas, sakiau, žudeliukai. Nu kaip ne maistas, visko yra. Nu. Pirma pavara. Gazas dugnas. Remontuojant pavara. Gazas dugnas. Ir... Va, lemputės tokios. Aš ką tau turiu, žinau. 2,5 vatų. Ir patroną. Čia tik reikia tada sugalvoti, kaip tą reikės daiktą tenai kažkur pastatyti, nu, kad pastatyti. Va, į kibirą. Viskam nereikia, o čia jau mulėjau. Nu, ką reikia daryti. Reikia nužievinti iki va tokios vietos. Tai va, dabar dirbsim. Nieko davė man. Kas čia davė? Davė vaską. Mantas. Matas. Ir žodžiu, Darius viską žievins, ne? Žievins, tai. Tai dabar neįdomus momentas, šitą praskypinkim, tai šiuo metu yra šitaip. Taip? Taip, pamatysit mūsų rankdarbį. Nu, gal per 2 dienas padarysim per savaitgalį. Nu tai aš nesitikiu, kad šiandien viską padarysim. Nu, aš norėjau šiandien padaryti. Nu, kaip sakėt, durna neėmis, bet vyras dirbęs. O, dašvėjais biški. Prožektor. Jaunas kažkas ar ne, nelabai, ne? Visą kitą pabaigsim rytoj daryti ir nufilmuosim. Dabar ką? Tiesiog yra nuzulinta. Nušveista. 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 Ir va taip, pačiaip tai gražus. Graži šoka. Jau. Taip yra dar kitokių idėjų su ją padaryti. Aš tau papasakosiu. Galim ją gulišiai padaryti, ne? Ir tada aplink ją dar va čia tada eitų taip pat. Bet čia jau gautųsi liustra. Anas darom. Manau, tiesiog. lietuviškai nėra tokio žodžio liustra. Ir va, jeigu va čia taip pat pasidėtų, žinai. Ir tada čia taip ne... Nu, reikia aukštų lūmų. Gerai, žodžiu, susitiksime rytoj. Ate. Taip. Rytoj. Ate. Dabar. Nu ką, antra diena, atkeliavom į kaimą vėl. Oi. Darome rankdarbį. Tuoj parodysiu. Nežinau kaip padaryti, man jisai kažkaip labai nestabiliai stovi. Ką čia pripylai? Smėlė ir vandens. Prisakau biškį lentutį. Tai nenukrist. Ir užpyliau smėlę ir... Nu ir gražu. Neliesk. Čia. Medis. Tapai. Medis. Tapai. Namna. Medis. Tapai. Čia reikės atnešti kokių, nežinau, pilių kokių. Nu čia jau vėliau papuošiu. Samanų. Kažką uždėti. Gerai, einam prie žibinto. Einam prie reikalo. Panusivėrsi, ką mes dabar darysim? Valgysiu pušį. Nevalgy darom. Taip. Mums reikės 3 patronų, kur kišas lemputė. Gražesnę laidą. Nusipirkom tai 4 metrus, bet biški man rodos. Virvė čia. Čia laidas. Laidas.
tada mums reikės 3 lempučių, izoliacijas ir rozetės laidą. Čia dar su jungtuku specialus. Tas šitas glasus Ką dar darysim? darysim. Nu, rodi, kaip darysi dabar. Darysim šitą, kad Kaip sekas? mes tam va. Jūsų, Gavos kažkaip šitaip. Šitas nusijama. Laidą prakišau. Ir bus šitaip. Bet dabar žiūriu, kad man čia kažkas nesueina. Nu, gavos kažkas tokio. Nu ką, einam žiūrėti, kaip daryti toliau. Nu, gaunas kažkaip šitaip. Čia bus viena lemputė, čia bus kažkur žemiau kita lemputė. Ir čia ant šitos šakos noriu 3 lemputę pakabinti. Mums reikalingi tik 2 laidai. Ir man reikės įdėti dabar dar vieną papildomą laidą, kad važiuotų tas toliau. Tai man 4 laidų bus gal gerai. Neužtenka laidą. Pas mane yra viena bėda dabar. Laidą neužtenka man, kad pakabinti čia lemputę. Nes man nieko neužtenka. Nebent aš čia taip vat padaryčiau ir tada negražiai atrodytų. Tai ką aš darau? Čia yra 3 gyslų. Tai aš paimsiu vieną laidą, tiesiog išimsiu iš šianais. Ir turėsiu dar laidą vieną ilgą. Lemba irgi neužtenka. Nu, užtenka, bet ant ribos. Žodžiu, turiu vieną laidą. Vienos spalvos. Kad nesusimaišyti, reikia man pažymėti, nes man reikia 2 laidų. Kažkaip nesigauna man čia pinti. Nu va. Ir dar laidą turiu. Metrą, virš metro. Nu va, gavos, kažkas gavos. Viskas yra padaryta, labai ir viskas gražu, ir labai viskas yra kokybiškai. Ir medelis, ir va šitaip. Nu, vat kažkaip šitaip matos. Tai dabar yra palenktas, bet aš galvoju, kad jisai būtų gražiau, jeigu jis būtų šiek tiek stačiau. Tai ką mes dabar darysim, vėl vat visą va šitą reikalą. Reikia išimti visą smėlį. Jo, va šitą smėlį reikia išimti ir reikia padaryti jį stačiau. Ir bus dabar gražiau. Nes kažkaip, man atrodo, labai daug vietos užima ir, nu, kažkaip nelabai. Tai jeigu... šviesos dos, jeigu va tai pakelti. Jo. Aišku, šitas yra kaip dekoracija, jisai dar lemputės reikia pakeisti dėl to, kad jos yra tokios labai šviesios. Šitas yra labai baltas, o čia aišku kaip pavyzdys yra kita lempa, kuria jinai geltona. Nu, žodžiu. Tai jinai tokia, jeigu būtų geltona, jinai būtų grina tokia dekoracija. Tai žodžiu, reikės lempas pakeisti, bet vis tiek režimiai visas fonas, kaip jis turi atrodyti, visai yra, ne visai, bet yra žiauriai gerai, man žiauriai patinka tokia dekoracija. Va šitą stačiai ir tada dar mums reikia papuošti vidų. Ir nežinau, dabar neapsikrausim su lemputėm, bus laiko, reikės lemputės pakeisti. Tai va, einam prie darbo.
Važiavom dekoracijų. Važiavom erkių rinkti. Ką čia šiktų užsimaniai? Jo. Jis vėl su tais grybais. Grybas. Kas čia per grybas toks gražus? Čia tas mėlyn kepūris gal. Mėlyn kepūris. Bandai prigalvoti savo grybų pavadinimą. Gražių. Gražu čia nais. Nemindžiau tik tai. Bet tokį normalų panukabink. Eiktus lekai visokie lenda jau. O gal rimtai paimti konkorėžį? Ai, negražu. Ai, tokių, žinai, didelių, gražių. Nu tai didelių, gražių, tokių Lietuvoje nėra. Yra, matai, dėpo kur dangai. Dėpo, nu tai.